Labas vakaras. Sveiki, sveiki visi. Sveiki, sveiki. Noriu klausti, kaip pirmą dieną ar antrą vyksta pas Labą jūs vakarą. išankstiniai stebėjimai. Nu, Jolantėlė neklaus geriau. Labas. Kaip jums sekasi dalyvauti išankstiniuose stebėjimuose? Vakar buvo baisi diena. Įsijungė kompai, dingo elektra, vokų privarė, primėtė. Visose patalpose elektra veikia, būtent to elektroje dingo, kur balsavimai. Nu, Ir kada elektra dingo, prasidėjo vokų mėtymas į dėžę. Bet grinai per akis, naglai. tai va, Renata, matot, kaip viskas vyksta dirbtinai, pati matot. Jo. Tai tada ir aš tuo pačiu, kad jeigu daugiau nieks nieko nesako, tai tada ir aš pasakysiu šiandieninę istoriją iš Londono. Pas mus vakar neprasidėjo dar, prasidėjo tik tai šiandieną ir prasidėjo nuo konflikto. Mes atvykom 5 stebėtojai, 3 išvarė motyvuodami tuo, kad jie nepatvirtinti nuo partijų, nors per VRK visi patvirtinti. Tai vat mes atidarinėjom ir likom dviese, blombavom tą dėžę, bet kada dviese buvom, palikau tą antrą moterį viduj ir vis su tais stebėtojais, kur išmesti lauke, išvaryti, nes ir apsauga stovėjo, ir gavosi, kad mes bėgom už kampo, čia iš karto gatvė pagrindinė, triukšmai, skambinom Gediminui, Gediminas irgi atliko labai puikų greitą darbą, stebėtojai pas mus ryžtingi, tvirti, tikrai labai mūsų, galiu tikrai pasididžiuoti, pasidžiaugti komandą Kumštis, visi taip pat greitai VRK ir kur Gediminas davė linkus į Pasaulio lietuvių apygardą, tuoj pat pradėjo rašytis patys, dar skundus, taip pat tie, kurie nedalyvavo ir tik tai bus sekmadienį. Ir šitie pradėjo labai kelti, o mes turim labai puikų administratorių, kuris, vat, kaip ir Gediminas su technika, labai gerai draugauja. Paskleidėm per visas Anglijos bendruomenės grupės, tai prarovėm stogą. Po 1,5 valandos visiems buvo atsiųsti iš ambasados laiškai, kad jūs galite dalyvauti ir galite atvykti stebėti. Tai va tie žmonės, kurie buvo išvaryti, užsispyrė, grįžo po pietų atgal ir jau išleido tą vieną stebėtoją ir sudalyvavo iki pat galo uždarimo, nes pas mus labai sutrumpintos valandos. Tik tai 6 valandas vyksta išankstiniai. Aš tai miesto, aš miesto, tai kai buvau, paprašiau užbliombuoti dėžę, tai man pareiškė, sakė, Stabingis vienu žodžiu pasakė, kad liepė nebliombuoti, vienu žodžiu, tipo, čia jau atgyvena ir sakė, netikis, skambikis pati Stabingiui, klauskis, į tau tą patį atsakys, va taip pasakė. Čia nesąmonė, iškart reikėjo rašyti skundą. Aš parašiau skundą ir sakau, tada nuliuojam biuletenius. Gediminai, prašau žodžio labai greitai. Prašom. Susiskambinau su Press Jazz, jie nori padaryti įrašą mūsų pokalbio. Ar sutiktumėt? Audrius Nakas dabar važiuoja mašina, bet Dimitrijus paskambintų jums ir galėtų įrašyti, kad jie žinotų tiksliai, kas yra kalbama ir kokia yra padėtis. Ar norėtumėt, o rytoj jie sustinka su Zigmu Vaišvila? Ar galima, ar tai nemanote, kad tai yra reikalinga? Tada sakykit savo žodį. Na, aš tai nežinau, sutinku, man tai tas pats. Ne, aš su Gediminu šneku. Šiaip mes šitą įrašą darome, šito mūsų pasikalbėjimo, tai galėsim pasidalinti. Tada aš galiu pasakyti Dimitrijui, kad jūs tą įrašą darote ir galėsite Audriui Nakui ir Zigmui Vaišvilai perduoti, ar ne? Taip. Tada nereikia man čia daugiau, kad jis susirištų su jumis. Viskas aišku. Ačiū, atsiprašau, kad sutrukdžiau. Aš įsijungiu ir jam pranešu.
Ačiū. Mhm. Tai va, vienu žodžiu, ką aš norėjau dabar dar baigti, aš pasakiau, kad arba nuliuoja tada biuletenių, tuos vokus, biuletenių sakau, arba sakau, bliombuojam dėžę. Nieko nedarė, absoliučiai, tai sakau, vat, ir paskui kaip dingo elektra, tai dar daugiau vokų atsirado. Ir vienu žodžiu, aš tik tai ranką prie telefono, man už rankos, sako, net nebandyk, sako, toj bus išprovodinta, va tai pasakė. Ir už visų apygardų, ten buvo 8 apygardų, ten kaip šita Šilainių apylinkės yra, ten kiek apylinkių yra, Šilainių apygarda, tai ten buvo Kalniečių, Panemunės, Šilainių, dar ten kitos, jau neatsimenu. Vienu žodžiu, visų apygardų liepė prašyti tuos šitą, tipo, jeigu turi ten tą kažką, tu pretenzijų kažką, tai va tada duosim. Jeigu ne, tipo, mes nepriklausom tau duoti. O iš Kauno rajono viską gavau, viskas čiki, viskas labai gerai. Renata, sakykit, jūs visur vaikštot viena? Ne, vakar buvau su Angelina, bet šitą Angelinai pažymėjimo dar nebuvo, tai jinai nieko daug negalėjo padaryti, vargšelė, bet vis tiek jinai daug padėjo, man vakar labai daug padėjo. Rašykite skundą, kad jie jūs liečia, tai yra jau, jie negali jūs... Aš Zigmui šitą padaviau, aš parašiau viską, pasakiau Zigmui, nusiunčiau, persiunčiau. Oi. Tai dar paskui ten... Pradeda. Dar Rima kažko pakėlė ranką, o po to... Aš norėjau paklausti, aš čia visiškai nauja, bet va girdžiu, kad iš Kauno, ar nežinau čia net nuo ko pradėti, pasižiūrėjau ten tą jūsų vaizdo medžiagą, bet va matau, kad iš Kauno, tai gal aš galėčiau prie jų prisijungti, čia jau žinančių daugiau. Renata, kaip supratau. Galim priimti kompaniją, nu. Tai būtų labai malonu, aš jums tada parašysiu, gerai? Gerai. Gerai, ačiū. Junkitės, draugaukit. Tęsiam. Taip, tai dar Vincentas, pasakykit, ką nors jau ir aš paskui jau atidarysiu posėdį. Aš irgi pirmą kartą, man taip įdomu, kas čia vyksta. Aš persižiūrėjau iš tiesų reikalavimus ir pareigas, kokias mes turime. Vat ir aš atstovauju Kauno rajoną. Tai vat ir matau, kas dedas ir kokie yra stebėtojai, yra surenkami iš tų pačių socdemų, tai yra tokie kolūkiečiai, kurie miega, jie savo funkcijų visiškai nežino ir iš tiesų šitoje vietoje, sakysime, daryti falsifikacijas yra labai lengva ir labai patogu. Bent toj vietoje, toj teritoriniai vietoje, tai bus Kulautova, Žerėlis, Kačerkinė, Zapiškis. Aš manau, kad ten tikrai aš prasižiūrėsiu viską, kas įmanoma. Tai vat dabar gavau, man ponia Margarita įteikė tą leidimą, turbūt leidimą sertifikatą. Tai vat aš supratau, kad jisai galioja su antspaudai, su viskuo, jis yra paimtas iš Kauno rajono savivaldybės. Tai ta prasme aš jį tiesiog teikiu su savo asmens dokumentu ir tai leidžia man atlikti stebėjimą. Taip yra. Tai, Vincentai, jūs greičiausiai esate ne stebėtojų gildijos, o kažkieno kitos stebėtojas, nes mes... Ne, stebėtojų gildijos būtent. Stebėtojų gildijos, o tai kas ten jau parašyta, nes turėtų būti parašyta, kad stebėti visoje Lietuvoje. Taip, stebėti visoje Lietuvoje, taip ir yra. Taip. Tai jūs aš fiziškai to negalėsiu padaryti, aš tiesiog savo rajoną jo prakontroliuosiu, nes ten darželis, falsifikacija tai yra idealus, nes, sakau, ten stebėtojas ateina toksai, kur 8 metų žmogus, kurie reikia gal ilsėtis, o nestebėti, bet būtent tokia ir yra parenkami, nes jie yra labai patogus, tai neinformuoti, nieko nežinantis ir tai yra labai, labai turbūt šiai vienai konkrečiai yra taktika labai nebloga. Tai pagal tą statistiką, kurią aš turiu nusikrovęs iš VRK, tai stebėtojų gildija 137, Baltosios pirštinės 125, Lietuvos visuomenės taryba 4, tai va mūsų yra 260 kažkeli, kurie... Aš pasistebėsiu, kas yra iš baltųjų pirštinių, tenais yra galbūt mūsų tenais toj vietoje, bet manau, kad įprastai, kiek aš jau einu balsuoti, tai nieko nebūna. Būna viena arba du tie patys persenę socdemai, kuriems yra viskas vienoda ir kurie tik tai, kaip sakyti, jam yra PR'as, kad jis dar gauna kažkokią tai etiketę, dar gali kažkiek tai pasėdėti. Tai žinot. Taip. Apie jų kažkokį tai funkcionalumą mes šiandien šitoje vietoje tikrai net nediskutuojame. Tai va, o viso stebėtojų yra priregistruota 3000.
Tai reiškia tik tai maždaug 10% mes turime tuos, kurie veiklus, visi kiti yra partiniai ir greičiausiai statistai yra. Tai, aišku, buvo per praeitus rinkimus iš TSLKD pas mus žmogus prisiregistravęs, kuris ir skundus rašė, ir aktyviai dirbo, taip kad negalima visų nurašyti, bet gali būti, kad tiesiog daugumoje partiniai sudalyvauja už kokį nors partinį bonusą ar dar kažką. Tai jeigu leisite, aš jums tada trumpai pristatysiu, dėl ko mes šiandien susirinkom ir koks mūsų planas yra. Taipgi, pakviečiau į šitą susitikimą visus, kurie yra užsiregistravę ir nesvarbu nuo kurios organizacijos, ar jie stebėtojų gildijos, ar jie kažkokios kitos organizacijos. Jeigu jie mūsų svetainėje yra tą formą užpildę ir parašė, kad nori stebėti šitos rinkimus, tai jie yra visi pakviesti. Aš išsiunčiau apie 160 pakvietimų į šitą prisijungimą. Matau, iš viso 48. Tai reiškia, trečdalis atėjo. Formatas bus toks. Kadangi iš principo pačiuose rinkimuose nepasikeitė niekas, tai labai gerai tinka ir ta mokomoji medžiaga, kurią mes esam pasidarę prezidento rinkimuose, yra įrašai YouTube'e. Ir taip pat gerai labai tinka medžiaga ir iš baltųjų pirštinių, su kuria aš pasidalinau, bet dabar supratau, kad ne su visais. Aš pasidalinau su stebėtojų gildijos stebėtojais. Ten yra neviešas įrašas. Tai aš šitą klaidą pataisysiu ir šiandien po šito susirinkimo visiems išsiųsiu iš naujo nurodymus, ką reikėtų persižiūrėti ir ką reikėtų persiskaityti, tam, kad šiandien be reikalo nekartoti tų pačių dalykų, kuriuos jau daugelis žinote, o tie, kurie nežinote, tai tiesiog galite pasižiūrėti. Kas yra pasikeitę, tai reaguodama į mūsų darbą prezidento ir Europarlamento rinkimuose, Vyriausia rinkimų komisija pasitvirtino naują stebėtojų registravimo tvarkos aprašą ir jame ten prikaišėjo tokių dalykų, kurie iš principo padaro stebėjimą, reiškia tiksliau stebėjimą padaro neįmanomu. Tai neįmanoma pasiprašyti normaliai veiklos dokumentų iš komisijos, nes atėjęs į komisiją, tu turi teikti motyvuotą prašymą ir dar jį pagrįsti kažkokiais įrodymais ir tik tada jau jie tau suteiks ir tai dar neaišku kada. Šitą dalyką mes jau esame apšnekėję ir pas Gorienę, ir pas Janutienę video laidose, tai aš dabar nesismulkinsiu, taip pat ir Seimo signatarų Seimo konferencijų laidose. Ir dėl šito dalyko vėl pirmadienį mes su Zigmu padavėme skundą ir prašome stabdyti šito aprašo galiojimą. Tai kaip bus iš tikro ir kada teismas priims sprendimą ir ar priims iki rinkimų, ar sustabdys ar nesustabdys, mes nežinome. Todėl dabar ir negaliu aš pakomentuoti, kaip reikės elgtis, bet tikrai bus paruoštukai padaryti dokumentų, kad kažkas nori bendrinti ekraną, tai būtų gerai, kad nebendrinkite. Nereikia bendrinti ekrano. Mykolaitis. Taip. Tai va, tai bus prašymų paruoštukai padaryti ir gausite juos irgi elektroniniu paštu. Dabar šiandien yra prieš rinkimus susitikimas antrasis, kitas prieš tai vyko prieš mėnesį gerą. Bet pažadu padaryti tokį dalyką, tai tiek šiandien pasišnekėsim, rytoj galbūt vėliau nukelsim nuo 9 ir kiekvieną dieną iki pat rinkimų nuo 9 valandos būsite kviečiami į susirinkimus tokius nuotolinius ir juose mes jums atsakysime į einamosius klausimus, kurie jums kils. Reiškia, jums turbūt kils klausimai, kaip elgtis tokiu ar anokiu atveju, ką tenai pasižiūrėję, jeigu naujai video medžiagoje nesuprasite kažko, tai visą šitą dalyką
galėsite klausti. Ir taip pat yra ruošiama jau keletą mėnesių informacinė sistema. Mes su vienu iš stebėtojų dviese ją programuojame. Ir irgi gausite turbūt rytoj jau bandomosius prisijungimus ir galėsite bandyti išmokti ją naudotis. Jos idėja yra tokia, kad į tą sistemą yra užkrautos visos apylinkės, kurios yra šituose rinkimuose, sugrupuotos pagal apygardas, o apygardos sugrupuotos į jau bendrą rinkimų sistemą. Jūsų visų elektroniniai paštai užkrauti ir tenai galėsite vykdyti užduotis. Tai vietoj to, kad turėti kažkokį tai paruoštuką ar špargalkę rankoje, ką reikia atlikti atėjus į apylinkę, visą šitą dalyką galėsite padaryti. Tai aš tą vis tik tai Mykolaitį noriu nutildyti, kaip čia man padaryti. Gintarai Mykolaitį, išjungkite ekrano dalinimąsi. Gediminai, tiesiog užpildykim jį, nes jis pirmą kartą naudojasi šituo nuotoliniu, tai padėkim jam klausytis, bet kad netrukdytum. Aš galvoju, kaip čia užtildžiau. Va. Gediminai, dar prašymas, išsiųskite tą video medžiagos nuorodą. Išsiųsiu, pakartosiu, taip. Surinksiu vėl viską į krūvą ir pakartosiu ir turbūt kiekvieną kartą kartosiu. Tai va toksai va tai yra planas, o dabar reiktų pasispręsti logistinius klausimus. Tai pas Laimą Ramane yra pažymėjimai, tai jeigu kažkas esate neatsiėmęs ir laukiate kaip, tai tarkitės su Laima, o Laima gali pasakyti, kiek jinai turi neišdalinusi ir koks yra planas. Taip, neišdalinti pažymėjimai faktiškai yra atokesnių miestų, į kuriuos niekas per mūsų laiką nevyko, tai juos šitos pažymėjimus reikės siųsti. Ir nauji pažymėjimai, kurie buvo gauti penktadienį, tai jie irgi yra pas mane paruošti irgi arba išdalinimui, kas yra Vilniuje, tai jau rankas duosiu Vilniuje ir siūsiu jau į miestelius, miestus po keletą į vieną voką, kad išsidalintų stebėtojai viename mieste. Tai žodžiu, paruošta viskas, lieka tik išsiųsti. Gerai. Jeigu kažkas nesate gavę, tai rašote Laimai Ramaniai. Visi informuoti apie situaciją, plius minus. Ir mūsų bendras susirašinėjimo kanalas, ar su manim, ar su Laima, ar su visais kitais, tai yra stebėtojų gildija@gmail.com. Rašykite tenai. O techniniais klausimais tai yra tas kitas adresas, iš kurio gaunate pakvietimus, bet tenai nesiųskite jokių dalykų išskyrus techninius kažkokius prisijungimus ar dar kažką. Nes būtent stebėtojų gildija@gmail.com iš šito adreso ta sistema, kuri prižiūri visus procesus ir juos valdo, jinai iš ten skaitosi duomenis ir iš tenai mes viską valdome. Taip, dabar matau prisijungė Zigmas, tai Zigmas patartų, kokiais principais reiktų vadovautis. Ir aš dar prieš Zigmą pasakysiu tokį dalyką. Vis tik mes suprantame, kad stebėtojai nėra visi vienodo pajėgumo. Vieni gali apylinkiai stebėti ir atlikti tos paprastosius darbus, kurie tikrai labai reikalingi, o tie, kurie jaučiatės, kad galite atstovėti, kurie turite tą vidinę ramybę, nepasiduodate emocijom, galite ramiai su valdininkais šnekėtis, šaltų veido, reiškia, nekreipiant dėmesio į užgauliojimus, reiškia, jeigu tokie esate ir suprantate, kad tokie esate, tai jums bus sudėtingesnė užduotis. Tai apygardų kontrolė, o tie, kurie negavote pažymėjimo, nes praeitose rinkimuose labai stipriai dirbote, mes jums taip pat galime duoti darbo, tai jeigu jūs manote, kad galite valdyti technologijas, tai būsite pakviesti į tos informacinės sistemos
administratorius ir galėsite prižiūrėti gaunamus skundus, žiūrėti, kas per informaciją pateikta, ją rūšiuoti ir administruoti visą šitą procesą. Tai Zigmas, jeigu nori pasakyti, žinau, kad turi mažai laiko, tai prašau, Zigmai. Labas vakaras. Nenorėčiau kartotis, jeigu tu, Gediminai, jau kažką sakei, kur kaip dėl taktikos, tai... Ne, taktikos nesakiau. Nekartočiau. Aš daugiau organizacinius klausimus pasakiau, tai taktiką gali pabandyti. Supratau, ačiū. Tai aš tik norėdamas gal šiek tiek patikslinti Gediminą, noriu pasakyti, kad čia viešpats Dievas žino, kur lengviau, ar kažkurioje apygardoje, ar kažkurioje apylinkėje bus. Nes jau pirmieji bandymai Renata iš Kauno emocijų sukėlė daug. Vakarykštis jos apsilankymas Kauno savivaldybėje, kur balsavo, iš ankstiniam balsavime balsavo daug kas. Labai daug kas, o dar daugiau matyti, taip iš šono vokų nešama buvo, ką jinai fiksavo įvairiais būdais. Tai vakar mes dviesime. Bet dėl to, dabar Renata, aš pabaigsiu, bet dėl to ir kilo emocijų daug. Tai dabar žiūrėkit, užduotis yra dvejopa, kadangi pajėgumų vis tik kukliai turim, tai siūlyčiau taip, iki spalio 13, tai yra balsavimo dienos, aplankyti kiek dar rytoj vyksta balsavimas iš ankstiniam balsavime. O šiaip po to reikėtų lankyti penktadienį, šeštadienį, aš siūlyčiau apygardas. Apygardas lankyti ir ten raštu prašyti balsavimo biuletenių perdavimo aktų. Tiek tų, kuriais apygardą gavo iš VRK, tiek tų, kuriais apygardą perdavė savo apygardos apylinkių komisijom. Biuletenių, dar ten tuose pačiuose aktuose paprastai vokai, specialūs ženklai būna surašyti. Bet svarbiausia mums šiuo atveju yra biuleteniai. O po to, aš taip įsivaizduoju, žiūrėkim, kaip kam patogiau, 13 dieną, aišku, būtų gerai pasirinkus kokią nors apylinkę iš pačio ryto pasižiūrėti, kaip ten kas vyksta. O po to vis tik tai prasukti tas apygardas, kurias nespėjom kolektyviai prasukti ir gauti šituos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenių perdavimo aktus. Tiek iš VRK į apygardą, tiek iš apygardos į apylinkės. Kad suvesti galus, nes nuo mūsų su Gediminu slepia VRK tikruosius skaičius, kur kas kiek ir kaip. Yra pasakyta tik tiek, kad pagaminta 100% ir 30% biuletenių atsargos. Po to aš siūlyčiau, vėl čia pagal kiekvieno situaciją, kur kas kaip neatspėsim, siūlyčiau vis tik tai prieš pabaigą pasirinkti apylinkę, kurią nors. Idealu būtų, kad ta apylinkė būtų ar toje pačioje patalpoje, kaip ir tos apygardos komisija yra, kad iš karto pereiti į apygardos komisiją ir ten žiūrėti suplaukiančius balsų skaičiavimo protokolus ir jų reikalauti apygardoje. Naktį. Nes užtruks skaičiavimas, čia bus sudėtingesnis. Jeigu duos dar Dievas sveikatos ir laiko, tai dar ir kokią kitą apygardą nučiupti. Ir pirmadienį rašant skundus dėl netenkintų prašymų, per vieną dieną turim tai padaryti, dar vis tik reikia bandyti vėl lankyti apygardas ir juose balsų skaičiavimo protokolų reikalauti. Tokią aš orientacinę taktiką įsivaizduoju su mūsų pajėgumais. Tiem, kurie dar turės galimybę ir bandys nueiti į išankstinio balsavimo vietas rytoj,
Tai tiems siūlyčiau atkreipti dėmesį, kai Renata registravosi, tik neaišku, kas ją įregistravo, nes situacija iškart tapo konfliktinė, nors prieš tai keliose vietose be jokių problemų jai davė dokumentus prašomus, o Kauno savivaldybėje situacija buvo konfliktinė ir iš to lapo, kuriame jinai buvo įregistruota, popieriniam lape. Vieni registruoja kompiuterį, kitai popieriniam lape. Iš to lapo neaišku, kas ją ten ir kaip įregistravo. Ir prasidėjo konfliktai, kai jie pradėjo sakyti, dėžė neužplombuota, čia iš kaimininės patalpos, kur susirinkę Tėvynės sąjungos žmonės ir posėdžiauja kažką, nešami vokai ir metami. Iš kur ir kaip, neaišku, į tą pačią dėžę, tai konfliktai prasidėjo su gąsdinimais atimti, iškviesti policiją, atimti pažymėjimą ir panašiai. Tai patirtis jau iškart skirtingos. Ir todėl reikia stengtis mandagiai, ramiai. Pagrindinis tikslas - įteikti prašymą. Kabinėjimaisi buvo tokie prie Renatos. Ir tokių ir tikėjomės. Pagal naujai priimtą birželio 27 dieną aprašą dėl stebėtojų, įvestos naujovės yra tokios, kad reikia prašant nurodyti priežastį, kodėl prašyta. Todėl prašoma, kokie čia pažeidimai. Neįmanoma sakyti, kad yra pažeidimai, kol tu nematai tų prašomų dokumentų. Tai dėl to pirmas bandymas yra toks, kad ruošinyje paruoštame yra masi prezidento rinkimų pirmo turo, kur su biuletenių perdavimu buvo nekokie dalykai patirtimi. Taip, kad priežastis yra nurodoma. Visa kita yra emocijos, svarbu įteikti. Jeigu atsisako priimti prašymą, dėja reikia skųsti per vieną dieną. Ką čia daugiau pasakyti? Dabar nepadarysiu mokymų, bet čia tokia taktika. Taktika turėtų būti tokia. Tuoju. Kiek įmanoma dabar bandyti iš ankstinio balsavimo vietos, pabandyti paprašyti perdavimo aktų, kaip biuleteniai ten pateko. O po to, kai išankstinis balsavimas baigėsi, eiti per apygardas ir prašyti aktų, kaip iš VRK pateko biuleteniai į apygardas ir kaip iš apygardų į tos apygardos apylinkės. Paskutinį vakarą balsavimo dieną tą patį galima tęsti, tačiau vakare, vis tiek kokioj nors apylinkiai siūlau likti, praeiti ir pasižiūrėti, kaip tas procesas vyksta iki pabaigos ir po to pereiti į tos apylinkės apygardą, kur nors netoliese esančią, kad ten jau reikalauti balsų skaičiavimo protokolo, ne tik to, kurio apylinkėje buvot ir kur jums privalo duoti, bet ir kitų apylinkių, šitos apygardos apylinkių. Jeigu dar pavyktų nugriebti antrą apygardą naktį, nes į ją suplaukė balsų skaičiavimo protokolą ir jie surašo savo protokolus pagal kitų apylinkių rezultatus. Ir tik po kelių dienų, gal ir ilgiau, iškeliauja duomenys ir dokumentai į VRK. Tai tokią siūlyčiau taktiką. Kritikuojam, diskutuojam, bet aš neįsivaizduoju, kaip daugiau apriepti. Taip, aš Zigmui pritariu, nes apygardų Lietuvoje yra 70, tai nėra tiek daug, o jose būtent ir suvaikščios ta visa informacija, kurią mes pačiai pradžiai per prezidento rinkimus bandėm susirankioti kiekvienoje apylinkiai, kurių yra 1900. Ir su tokiom pajėgom, kai turim 150 žmonių, tai yra neįmanoma. O apygardose įmanoma. Kitas dalykas,
pradėjus kontroliuoti apygardas, turbūt ir žuvis baigštesnė pasidarys, tai gal ne taip stipriai kaip mėtis, ko nereikia ir nesukeitinės. Pagrindinis dėmesys apygardom. Ten daugiausia informacijos ir koncentruočiausia susikoncentruos. Taip, dabar mes aš kadangi pažadėjau, Zigmai, nežinau, ar girdėjai, ir rytoj, ir poryt, ir užporyt, taip pat 9 valandą kiekvieną vakarą padaryti nuotolinius, kad tie, kas nebuvo, arba tie, kas turi klausimų, kad galėtų pasiklausti. Gerai. Taip, aš manau, kad sugebėsiu dalyvauti. Ir rytoj pamokysim. Tik rytoj tokia sudėtinga man diena, bet darbo diena. Taip, ir didžiąją dalį dar informacijos aš kartosiu elektroniniais laiškais kiekvienam, su paskutinėmis naujienomis ir kol kas tiek žinių, tai kas turite klausimų, matau iš eilės Mykolaitis yra ranką pakėlęs, tai jeigu nori šnekėti, prašom, atsimutint mikrofoną ir pašnekėti, sekantį Žarkaitinė. Mykolaitis tyli, tai prašom Renata, paskui Alfredas Kėris. Tai aš norėjau dabar paklausti, kad aš dėl skundo, pavyzdžiui, paprašiau, kad man pasirašytų skundą, vienu žodžiu, vieną kartą gražiai paprašiau, atėjau, jinai man nieko aš nepasirašinėsiu, tipo, jokių nusižengimų nėra niekas, bet sakau, bet balsadėžė, sakau. Man vis tiek nušveitė, o antrą kartą, kai nuėjau paprašyti, tai tiesiog su popieriais, kai sako, per snukį dėjo ir sakė, aš tau nieko nepasirašinėsiu. Ką tokiu atveju tada? Skundas dėl skundo nepriėmimo. Tai pat sakau, nežinau, ką tokiu atveju. Bet sakau, vakar pati Angelina net stebėjusi, sakė, kaip tu labai taip ramiai elgeisi. Sakė, labai jau viskas ramu. Tas ir dirgina jos. Tai vienu žodžiu, ir man irgi, aš norėjau, irgi kaip pareigūnai, ten jau buvo ten pačio ryto, jie buvo atėję, jau užsiregistravo, kad jie atėjo, vienu žodžiu, ir paskui, sakau, kai mane ten ant manęs staugė, rėkė pirmininkė, aš ramiai labai klausiau jos, galvą linkčiuju, pareigūnas praeidinėjo, pasižiūrėjo, jinai galvą jam tik linktelėjo, jisai jo ir nuėjo, net neprijo, nepaklausė, kas čia įvyko, dėl ko čia taip jinai staugė, rėkė. Ar aš čia kalta, ar jinai kalta, ar kas, taip. Net nepriėjo, praėjo pro šoną, jinai galva tik linktelėjo, tipo, viskas gerai, gali eiti. Tai ten buvo 2 merginos jaunos ir 3 vaikinukai jauni, 5 jie ten buvo. Mašina visą laiką stovėjo, tai tenais šitą tų pareigūnų, tai sakau, tai pareigūnus irgi kviesti neverta buvo, nes patys, sakau, surašiau viską, įrašus visus padariau. Vienu žodžiu, kiek galėjau, bet nei filmuoti neleido, nieko neleido daryti. Tai sakau, kai pamačiau, kad meta vokus, tai man iš karto už rankos ir, aš prastojau ramiai viską taip, bet, paskui, ką spėjau, kai šviesą išjungė jau, kai dingo, tai, tiek spėjau ir dar spėjau nugirsti, kad kažką paskui, jinai kaip šviesos nėra, kadangi pas mane, gerai, kamera filmuoja, vienu žodžiu, atrodo kaip diena. Tai šitą gavosi taip, kad girdėjau kažką, dar jinai, nugirdau tokį pokalbį, spėjau nufilmuoti, kad kažką apie stebėtus jinai kalbėjo. Dar prieš atnešant vokam ten šitą kelios minutės buvo metant. Jinai kažką apie stebėtų pažymėjimus kažką tai ir paskui tokia jauna mergaitė, ten, kur dokumentus tos laikė, jinai paskui atsisuko taip į mane, tai aš taip, sakau, tamsu, tipo žaliai girioje tamsu, taip beleką nugrybavau ir viskas. Vienu žodžiu, bet kiek spėjau, tiek filmavau. Renata, aš kol nenutolom nuo filmavimo ir fotografavimo, noriu įsiterpti trumpai. Pasakyti, jokių rinkimų kodeksas nenumato ribojimų stebėtojams filmuoti ir fotografuoti. Vienintelis asmens duomenų negalima pateikti. Tai reikia stengtis rinkėjų nefilmuoti, nefotografuoti. O komisijų nariai, jie yra vieši asmenys. Tai kai žurnalistai ateina ir juos fotografuoja ar filmuoja, tai ar jūs matėt, kad kam nors priekaištautų? Tai taip nėra. Man Zigmai matot, Renata, duodam kitiem pasisakyti, suprantam jūsų šitą visą potyrį, nesmagus, bet
gerai, kad Bet atlaikėte. ką tokiais atvejais tada daryti? Vat, sakau, jeigu nieko nedaro, nepasirašo, neduoda ir vos nevėja lauk ir viskas. Ką tokiu Tai- atveju? Skundas dėl to aplinkybių, Taip, Renata, skundo nepriėmimo, Taip. dėl Jo. grasinimo ir panašiai. Renata, Tai gal aš galiu kartu su jumis eiti ir filmuoti ten šalia pasiėmus straipsnį pagal kokį. Aš vat norėjau nufilmuoti, man už rankos griebė, telefoną laikė ir sakė, tik pabandyk, sakė, toj sakė, skrisi per duris, Taip. sako, toj pat. Nu, va, kai būtų gerai, Renata, kad buvę, taip. kad va šitą situaciją nufilmuota būtų. Renata, noriu įsiterpti. Taip, Policininkai vaikšto po du, tai vaikščiokit po du. Vienas daro veiksmą, kitas gali iš toliau filmuoti. Dar geriau tai matysis, vat, negu kad mes su jūs Angelina buvom, filmuotumėt. jo. Mhm. Duodam Alfredui Kerikui pakalbėti. Aš esu iš Klaipėdos. Ir bet prieš tai abiem įsiregistruoti reikia. Tai va. Iš Klaipėdos neturim pažymėjimo, ar galima be pažymėjimo ten nueiti stebėtojai. Tai gal Negalite. Negalite. Ir dar Nu, norėjau- teoriškai jie gali matyti, kad tamsta stebėtojas savo sistemai. Nu, tai va, o šitą dar tos vokus iš anksto balsavimo atplėš tik tais 13 balsavimo. Vokus jie atplėš 13, bet kol tie vokai nukeliaus iki ten, kur reikia, gali būti 3 kartus sukeisti. Alfredai, jūsų pažymėjimas ir kitų klaipėdiečių yra pas mane. Tai aš kuo skubiau rytoj siunčiu į Klaipėdą autobusu ir jūs turėsite jau rytoj pažymėjimą. Gerai. Gerai, lauksim. Tai, Laivutė, aš tada irgi norėsiu įstep tada už Angeliną. Tai būtų gerai, kad ir Angelinai tada greičiau įsiūs, nes aš su Gerai. ja vat kartu Taip, vaikštau. aš Labai gerai. Nu, gerai, ačiū, Laimutė. Taip, Vincentas kelia ranką, prašom. Aš sakau, galbūt būtų gerai kažkokia tai 5, 6, gal 9 žingsnių, štai tokia rekomendacija, ko turi atėjus reikalauti. Žinote, kad sakyt, pirmą kartą gal žmonės su patirtimi jiems yra lengviau. Tačiau, kada tu ateini pirmą kartą, būtų labai gerai tą tokį rekomendacinį sąrašą, žinot, prie ko aš turiu, kaip sakyt, ką pradėti tikrinti, ką turiu daryti ir kaip elgtis. Labai gerai, kad išgirdau apie filmavimą. Aš turiu filmavimo kamerą, kurios nelabai kas pamatys, bet aš tą padarysiu, jeigu man bandys, sakysim, užkirsti kelią. Tai vat, kita vertus, dabar vienas klausimas, sakysim, jeigu aš vakare jau baigėsi oficialius valandos, aš pasižiūrėjau vienoj, sakysim, apylinkiai, ar aš galiu nueiti į kitą apylinkę, nes jie būna užsirakinę. Dažniausiai. Negalite, jūs turite įeiti iki uždarant ir tada jau likti Iki pat galo. Taip. Noriu paklausti, gal turite patirties, sakysim, kada tie vokai, tokie papildomi vokai, kada jie sukrenta į dėžę. Čia anksti ryte, kol dar nieko nėra, jie ten sumeta juos, tai ar sumeta vakare prieš galą. Čia apie balsavimo dieną klausimas. Taip. Vokai iš ankstinio balsavimo dieną iki 12 valandos dienos turi patekti į apygardą, nes gali būti, kad skirtingose apygardose žmonės balsavo ir paskui apygardos tarpusavėje siuntinėjasi paštu. Tai iki 12 valandos apygarda turi gauti paštu iš kitų apygardų siuntas ir iki balsavimo uždarimo išvežioti į apylinkės. Toliau. Apie tai klausimas. Klausimas apie tai, kada, sakysime, gali būti biuleteniai iš anksto pasirašyti ir sumesti. Sumesti į kur? Į dėžę? Į balsavimo dėžę. Tai atidarant apylinkę, jinai turi būti tuščia. O iš tų vokų jų tenai nemeta. Reikalauti išimti iš dėžės ir sunaikinti jūsų akivaizdoje. Toks veiksmas. Jeigu aš ateinu 7 valandą ir randu, kad jau tenais yra pridėta. Taip. Nu, geriau 5 minutės. Turi būti registracijos protokolas. Taip? Kiek žmonių yra atėję ir kiek galima fiziškai rasti tų biuletenių. Nu, tai geriau kelios minutės prieš 7 ateit, kol dar niekas neatėjo. Tai aš apie tai ir kalbu. Man sakau, reikia jūsų patirčių, reikia tų reikalavimų. Kaip yra rašomas skundas? Tai bus skundų ruošiniai. Aš tik noriu papildyti Gediminą
tai, ką jis pasakė, po apylinkės vaikščiot nebegalima po balsavimo pabaigos, o į apygardas vaikščiot kiek nori. O jie apylinkė, jeigu aš atėjau prieš 8, prieš uždarant ir aš lieku stebėti, kaip vyksta skaičiavimas. Taip, apylinkė, jo, iki galo. Ir pasirašot balsų skaičiavimo protokolą, reikalaudami, kad būtų įrašyti, ar ten matyt keli bus, ne vienas, reikalaudami, kad būtų įrašyti plombų numeriai, nes 2 maišai yra, į vieną biuletenį dedami, į kitą kiti rinkimų dokumentai, vokai ten ir panašus. Vincentai, ar įsiterpsiu aš, jeigu galima, Vincentai, kalba jūsų kaimynas, aš buvau mūsų Zapiškio apylinkėj. Nu tai galais ir šį kartą. Jo, jeigu jūs nori susisiekit, jūs žinot mano numerį ir aš buvau ir skaičiau. Žinau, kur gyvenate, būtinai paimsiu gero vyno butelį ir ateisiu. Jie nereikia vyno, tiesiog mes galim susibendrauti. Puiku, ačiū labai, Dmitrijau. Dar pridursiu, kad visi šitie dalykai tuose mokymuose yra, tai aišku, ten jas žiūrėti galbūt nuobodu, bet galit pasileisti kokį 1,5 greičio ir persižiūrėsite greičiau. Ar dar, Vincentai, turit klausimą? Nu, jeigu atsiras, aš ten pažiūrėjau, kad ten neturi būti tušinukų, ten turi būti grafitinis pieštukas, ten yra masė detalių, kurias reikia žiūrėti ir kad tai yra tie faktoriai, kada gali klastot biuletenius. Taip, bet aš tada pasakysiu taip, kaip dabar atrodė mums prieš prezidentų rinkimus, kad ten tie pieštukai yra labai svarbu, tai dabar taip nebeatrodo. Yra žymiai svarbiau dokumentacija, nes didžioji dalis klastočių ne pieštukų padaroma yra, o sukeičiant, dar kažką padarant, turint laisvų biuletenių, ne pieštukas šitą. Tai dėl pieštukų labai nepykit ant tų komisijos narių. Dar apie pieštukus dar pakalbėsim. O kaip tie laisvi biuleteniai? Gal turite patirčių, sakysime, tokių detalių, ką reikėtų atkreipdėmėsi? Galima, aš įsiterpsiu, Zigmas. Tai kai baigėsi balsavimas, užplombuoja pirmininkas dėžę, čia rinkimų diena, ir tada sunaikinami nepanaudoti biuleteniai, dedame į maišą atskirą. O kaip jie naikinami? Kampai nukerpami ten, kur... Supratau. Ten, kur numeriukas toj pusėje. O tada ant stalo padidinto sustumdytų stalų pilami ir skaičiuojami tas, kas tą balsavimo dieną buvo. Kai šitas suskaičiuojama, suskirstoma pagal jau tuos visokius rezultatus į krūveles ir susirašomi skaičiukai juodraštyje. Jie suvedami į kompiuterį, reiškia į balsų skaičiavimo protokolo ruošinį pradėtą. Po to į urną sumetami balsavimo paštu, išankstinio balsavimo ir balsavimo vietose, namuose, specialiuose vietose, ligoninėse, dar kažkur tai kitur biuleteniai sumetami į dėžę. Ir tada iš tos dėžės jie išimami, patikrinama, kiek jų turi būti, čia skirtingais aktais jie papuola į šitą apylinkę, patikrinama kompiuteryje, ar tas žmogus nebalsavo, nes yra dar vidinis vokas. Išorinė atidarius ten yra specialus ženklas, taip matyt turi būti. Ir šiuose rinkimuose, kuris lipdomas vidinių vokų ir pagal jį identifikuojama, ar žmogus balsavo ar nebalsavo prieš tai. Jeigu balsavo kažkur tai, nesvarbu kur, ta sistema turi rodyti ir tada tas biuletenis naikinamas. Ir tada skaičiuojama antrų užėjimų iš ankstinio balsavimo ir balsavimo specialiuose vietose namuose biuleteniai. Ir tie rezultatai suvedami. Tai jeigu taip trumpai schematiškai ir eilės tvarka, tai šitaip turi vykti skaičiavimas. Ponas Zigmai, sakykite, o kaip yra, jeigu, pavyzdžiui, man jau yra žinomi faktai, kad namuose atvažiuoja pas pagyvenusius žmonės, kurie, aišku, orientacija jų yra prastesnė, vadinkime, ir ateina ir jiems sako, tu čia pabalsuok už tai, jiems netgi surašo, kaip reikia balsuoti ir tipo jų vardu ir vyksta balsavimas. Tai viskas priklauso nuo to, kokiu įrodymu turit.
Nu, nėra kito būdo kaip skundo rašymas. Idealiausia būtų to žmogaus. Nu, arba stebėtojų, jums galėjo žmogus paaiškinti, galėjo parašyti, kaip vyko. Jums kaip stebėtojų. Supratau, nes yra tokių žmonių, kurie tikrai parašys. Tai ir gerai, yra pagrindas tada stebėtojui. O kur bus tie skundų, vis tiek mes turime, čia yra popieriniai skundai, kur tų skundų atsispausdinti ruošinius? Tai bus prieinami sistemai. Gerai. Taip, sekantis. Tuoj. Jurgį nutilti reikėjo. Mindaugas Baronas, prašau, jūsų eilė. Sveiki, girdit mane? Taip, girdim. Aš norėjau paklausti dėl, kaip Zigmas kalbėjo, kad mes visgi teiksim prašymą, ar ne, kad gau dokumentus pagal VRK nusistatytas naujas taisyklės. Bet ar aš neteisingai suprantu, kad rinkimų kodeksas nenumato prašymų jokių? Ta prasme, ar mes iš karto pripažįstam, kad mes privalom teikti kažkokius prašymus, ta prasme, tiesiog atgau dokumentus, nes tai yra savaime, yra pažeidimas. Prašymo pateikimas yra popierius, o biurokratija mėgsta popierių. Tai jeigu jūs prašote žodžiu ir jūs žodžiu pasiunčite, jūs neturite jokio įrodymo, kad jūs pasiuntė. Todėl geriausiai prašymus tikrai teikti raštu. Dabar tuose prašymuose... Tai teismuose nieko kito jie nežiūrės teisėjai, tik popierius. Su retom išimtim. Ką aš noriu pasakyti, kad ta prasme rinkimų kodeksas, ar ne, kuris patvirtintas konstituciniu įstatymu, yra aukštesnis negu VRK taisyklės. Tai ta prasme mes kaip ir, jeigu mes vadovaujamės neteisėtais tų taisyklių reikalavimais, ar ne, teikti kažkokius tai prašymus, nes, pavyzdžiui, kai aš per Europos parlamento rinkimus man buvo pasakyta, kad man reikia pateikti, vienu žodžiu, irgi pasirašyti dokumentą. Tai aš jo nepasirašiau ir vis tiek toliau man viskas tvarkoje buvo dokumentus davę. Bet jeigu šiuo metu VRK nusistatė tokias taisyklės, kurios ne visai yra gal teisėtos, tai ar būtų geriau gal ta prasme, tiesiog užfiksuoti, iškviesti policiją, pavyzdžiui, ir užfiksuoti protokolę, kad neleidžia vykdyti stebėtojo pareigų. Vėl nežinau, čia, matot, priklausys nuo šitą, ar norit labai įsivelti į ginčius, ar pagaminti dokumentą skundui. Tai tuose ruošiniuose, kurie bus prašymų pateikti dokumentus, mes neminėsime to aprašo neteisėto, kurį mes manom, kad jis yra neteisėtas. Mes minėsime tiesiog rinkimų kodekso teisę stebėtojų gauti tos dokumentus. Tai tokiu būdu nepripažinsime to aprašo teisėtumo. O turėti popierių, kad pateikiau prašymą, gavau atsakymą arba atsisakė priimti prašymą, tada skundas ir popierius ant popierio, tik tai popierius veikia, jūs patys žinot, kaip ten человек без бумажки, tai bukashka. Tai bumashkai человек. Gerai, dar vieną klausimą norėčiau. Nepabėgkim nuo šito klausimo, aš dar papildysiu Gediminą. Zigmas. Suprantat, rinkimų kodekse nėra pasakyta raštų, neraštų prašymus. Ten pasakyta tik tiek, kad stebėtojas turi teisę gauti rinkimų dokumentus ir dar atskiroje vietoje balsų skaičiavimo protokolą. Raštų žodžiu prašoma, čiagi pabandykit minimalizuoti savo laiką ir darbą. Raštu pateikiai, taškas. Pasirašė ant kito egzemplioriaus ar ant vieno egzemplioriaus jūs nufotkinat su parašu, ir viskas. Ir supraskit, tada, kai prieisim iki teismo, teisėjas tvarko, matai, yra prašymas, prašė to, yra gavimas. Ir viskas paprasta.
O jisai nenarplios ten dar policijos protokolą surašys, nesurašys, policija atvyks, po kiek laiko atvyks, emocijos kyla, policija aiškinsis, laiko praradimas. Mums svarbu kuo daugiau apygardų ateiti ir vieną kitą apylinkę. Suprantat, negaiškit laiko. Sakykime, Vilniuje aš praėjau 13 apylinkių per paskutinius rinkimus, per pusdienį. Nu ir tik vienoj buvo konfliktinė situacija. Kaip pasakiau, kad, ką darysi, rašau skundą, įsitraukiau popierį, pradėjau ruošinį pildyti. Tada paskambino komisijos pirmininkė VRK, pašnekėjo, nu ir leido nusifotografuoti aktus. Nu tai stenkitės minimalizuoti, nu, gerbkit savo laiką, taip pasakyčiau. Ir pastangas, kad jeigu reikės skųsti, tai vat yra popierius ir yra paprasta, aišku, viskas. O jeigu nepriema prašymo ar kažkokio skundo, tai tada rašomas skundas aukštesniai. Jeigu apylinkė nepriima apygardą, jeigu apygarda nepriima VRK. Tačiau bet patys tą nepriėmimą, tai irgi reikėtų užfiksuoti, nes jie sakys, man čia aš negavau jokio skundo, niekas čia man nieko nepadavė. Žiūrėkit, pasirašėt skundą, pateikėt ant stalo, nufotografavot kartu su pirmininku ar tuo sekretorium ir tada jau rašot skundą, kad nepriima. O tą pridedat kaip įrodymą. Savo pažymėjimą dar galit pridėti prie to skundo. Taip. Kad vienoj nuotraukai būtų. Prie toj fotografijoje. Nu, ir tada rašot, kad nepriėmė vat štai tokio skundo tokiu laiku. Ir aš dar norėčiau vieną klausimą paklausti, kaip mes galėtumėm koordinuotis geriau, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu Fabijoniškėse, ar tiesiog su telefonu bandyti tuos kitus žmonės susisiekti su jais, kad mes, jeigu ten tik tai 2 žmonės vienoje apylinkėje galim būti. Ar čia per sistemą tą naują kažkaip tai? Aš sakyčiau, apylinkė iki galo būti neverta 2. Geriau 2 apylinkės paimkit. Geriau 2 eiti į ne balsavimo dienos pabaigą, nakčiai, o į apygardas po apylinkės 2, nu, kur jaučiat, kad bus konfliktas, tada taip. Tiesiog galim, ta prasme, nežinodami vienas, gali daugiau žmonių atsirasti vienoje apylinkėje, jeigu mes nebūsim susitarę. Tai tai pasikoordinavimas toks būtų labai šaunus dalykas. Tai Mindaugai ir Zigmai, kadangi mes su Simonu kaip studentai paskutiniam naktim viską darom, bet mintis yra tokia, kad kai jūs atsiversite toj programėlėje apygardą, jūs jau matysite, ar yra toje apylinkėje kas nors apsilankęs. Ir jeigu jisai, pavyzdžiui, apsilankęs ir vis dar lankosi ir neužbaigęs darbo, ten kažką veikia, tai jūs negalėsite, matysite programėlėje, kad ten yra užimta. Tai tokiu būdu jūs susisieksite, nes matysite, o jeigu norėsite ten nueiti, tai bus kontaktas to žmogaus, to stebėtojo, kuris tenai randasi. Tai galėsite susisiekti ir susibendrauti. Tai mes tikimės, kad ta programėlė jums padės tarpusavį bendrauti. Bėda yra ta, kad kai vyko prezidento rinkimai, tai balsavimas vyko savivaldybėse, kurių yra 60. Ir didžioji dalis stebėtojų, kurie registravosi pas mus sistemoje, užsiregistravo pagal savivaldybės. O Seimo rinkimai vyksta ne pagal savivaldybės, o vyksta pagal apygardas, kurių yra 71. Ir mes dabar toj formoj nebežinom, kaip, ką, su kuo sudrauginti, nes nebeturime tos informacijos. Reiškia, iš 60 savivaldybių pasidarė 71 apygarda. Tai šitas sudrauginimą pabandysim padaryti programėlėje, bet šiandien dar nepapasakosim, papasakosim rytoj arba poryt. Smulkiau. Supratau, tada ačiū. Kitas būdas pasitikrinti yra nuėjus į apylinkę ar apygardą, paprašyti, kokie stebėtojai jau buvo užsiregistravę tą dieną. Jie turi sąrašą arba kompe, arba popieriniam pavydale. Vieni taip, kiti taip daro. Taip.
Klausykit, dar vienas klausimas. Kaip, ar bus kažkoks tai toksai telefonas, kuriuo galima būtų susisiekti, kada mes nežinom, kaip elgtis, tiesiog konsultacinis telefonas? Kaip sos variantas? Bus galbūt konsultacinis nuotolinis panašus į šitą ir kuriame galbūt koks Mykolas Begalovis ar dar kažkas sėdės, tie, kurie nubausti už per daug uolų darbą per prezidentų rinkimus ir jums galbūt galės patarti. Tai labai gerai, jūs paviešinkit tuos telefonus. Ne, tai bus ne telefonas, tai bus toks nuotolinis kaip ir šitas. Labai gerai. Nes aš manau, tai kritiškais atvejais Gediminui ir man skambinkit, stengdamiesi ne smulkesniais dalykais netrukdyti. Bet nuotolinis yra tuom, kad galima gauti video ir iš karto matyti ir situaciją. Tai... Labai puiku, gerai. Taip, dabar Arvydas Valutkevičius, prašau. Arvydai Valutkevičiau, pakėlę esate ranką. Ar kalbėsite? Jeigu ne, tada Giedrė Matusevičiūtė, prašau. Jeigu Arvydas nešneka, tai aš užlendu tada. Mano labai paprastas klausimas yra, aš iš ambasados, tai noriu paklausti, ir praeitą kartą aš buvau prezidento rinkimuose ir dabar buvo atvejis, žmonės ateina gavę, užsiregistravę balsuoti paštu, ateina su voku balsuotojo, bet, pavyzdžiui, atneša dar kažkieno šeimos narių tos vokus ir paduoda ambasados, komisijos nariam. Ir ar jie gali priimti tos vokus? Ne. Ant jų nėra, kad jie per paštą praėjo štampų? Nėra. Ir aš šiandien susiginčiau, nes darbuotojas sako, mum leido komisijos pirmininkę priimti. Pala, Gediminai, įsiterpsiu šitoj vietoj. Tai ten dvigubi tie vokai? Dvigubi. Tai lyg ir turėtų sveikų protų vadovaujantis leisti, nes ten vidinį atidarius, tada kompiuterį turi tikrinti, ar tas žmogus balsavo ar ne. Taip, bet... Pasistengkit tokius dalykus geruoju išspręsti, tokiais argumentais. Aš per prezidento tai išsiderėjau ir žmonėm paprašiau, kad sakau, išneškit ir išmeskit, nes pas mus ambasadai dar leidžia ten tas 5 dienas siūsti. Giedre, o yra kitas dalykas, jūs parašykite raštą, paprašykite išaiškinimo, kaip elgtis. Tai ten su komisija, aš sakau, aš dėl vieno, bet aš sekmadienį ruošiuosi, jų bus tikrai daugiau su tais vokais ateinančių. Ir kitas tada klausimas, nes, pavyzdžiui, dabar atidarė tą voką, jau jinai priėmė, atidarė tą voką ir nėra to balsuotojo kortelės, ten kažkoks, kur turi būti. Tik tai buvo, žmogaus vardas, duomenis ant voko kitos pusės. Tai jinai iš karto anuliavo. Ar tai teisingai? Turbūt taip, nes ta balsuotojo kortelė privaloma, bent jau kiek aš esu skaitęs. Jinai tikriausiai buvo vidiniam voke, bet kadangi jie negali atpriešti vidinio, tai anuliavo. Suklydo žmogus. Bet tai tada teisingai, kad komisijos darbuotojas... Sprendžia komisijos pirmininkas, bet jeigu yra ginčytina situacija, bet kokiu klausimu, tada jūs galit reikalauti, kad komisija kolegialiai spręstų. Taip, komisija gali nubalsuoti dėl tokio dalyko. Ok, tai tada tik tiek. Dėkui. Taip, dabar Vigis Toreva, prašau. Nesigirdi mikrofonas, Vigi. Norėčiau jums paantrinti dėl filmavimo. Filmuoti galima, nes komisijos nariai jau, kaip ir sakėt, yra viešojo asmenys. Ir, kaip sakėt, geriausia, kad filmuoti dviese. Vienas kontaktuoja su komisijos nariais, o kitas filmuoja kontaktuojant ir komisijos narį, kad jeigu kiltų koksai nors ginčas, kad būtų įrodymas. Aš dabar turiu tokį dalyką parodysiu. Nusipirkau tokią kamerėlę, body kamera vadinasi. Ir prisisegus prie kūno galite vaikščioti, filmuoja 8 valandas ir Wi-Fi ryšys palaikomas. Taip, kad jeigu kiltų kažkoks konfliktas, galim ir tiesiogiai transliuoti, kas tenai vyksta.
O kitas dalykas, norėjau paklausti, išsiunčiau laišką iš Londono, ar jisai atėjo iki jūsų su biuleteniais? Į stebėtojų gildiją? Laima turėjo gauti. Laimai. Man rodo, kad laiškas yra Vilniui. Pasirodo reikalingas mano parašas paimt. O kadangi aš ne namuose buvau, darbe ofise, tai aš gavau šiandien iš pašto pranešimą, kad turiu nueiti į paštą. Tai po kelių dienų, reiškia, neradimo manęs namuose, šiandien gavau pranešimą, kad turiu eiti į paštą. Tai reikės rytoj nueiti į paštą. Ten gali būti, kad kažkiek tai reikės muitą susimokėti, tiksliai nežinau, bet dėl viso pikto. Tai va, tai rytoj turėsiu siuntinį. Gerai. Taip. Tai tiek. Gerai, Viki, dėkui. Dabar Jolita Sim, prašau. Nesigirdi Jolitos. Jolita Sim. Sveiki. Sveiki, girdite? Girdim. Aš norėjau pasiklausti, bet irgi truputį palėtėm tą temą, bet taip ir man liko neaišku dėl kurias apylinkės ar apygardas aplankyti reikėtų, kur, kaip čia susikoordinuoti tą, kad iš tikrųjų nebūtų keli žmonės tenai ir kaip pasirinkti, net nežinau, aš esu vieną kartą tik tai dalyvavusi per prezidento rinkimus, tai kaip sakant, kur paskyrė ten ir atbuvau visą dieną ir manau, ir tarp kitko manau tame prasme būti vienoje vietoje, tiesiog nenuleidžiant akių nuo balsadėžės, nes iš tikrųjų būna tokių momentų, kai nieko rinkėjų nėra, pavyzdžiui, ir yra tik tai komisijos nariai patalpoj, tai jeigu tuo metu nebus ir jokio stebėtojo, tai, kaip sakant, darom, ką norim. Tai va taip, nenuleidžiant akių, žodžiu, prabuvau visą dieną nuo pat ryto iki skaičiavimo pabaigos vienoj apylinkiai ir dabar tiesiog nežinau net, kur va čia reikėtų man eiti sekmadienį stebėti Vilniuje. Aha, tai mano pasiūlymas yra toks, pabandysiu ir elektroniniu paštu pakartoti. Visi stebėtojai parašykite į tą stebėtojų gildijos Gmail paštą, kurioje apygardoje esate ir kokias apylinkės norėtumėt stebėti, arba galbūt galėtumėt stebėti. Jeigu jūs visi tai padarysite, tada mes jūs galėsime labai greitai sudrauginti ir sugrupuoti į krūvą. Tai tiesiog imkite ir rašykite į stebėtojų gildiją gmail.com kokią apygardą ir kokią apylinkę. Taip, Zigmas, matau, pakėlė. Taip, Zigmai, pridėk žodį. Aš dėl paskutiniosios pasisakiusios, taip, idealu būti apylinkiai nuo iki. Vienam žmogui sudėtingam, nes čia beveik parą išeis būti. Tarp kitko, dar yra vienas toks pastebėjimas, balsavimo patalpos turi būti užplombuotos. Kiek ten, 8 vakaro, ar kada, Gediminai? 7 vakaro. 7 vakaro. 12 valandų iki balsavimo pradžios turi būti visi dokumentai pristatyti ir užplombuotos patalpos. Jo. Ir tada jau iš ryto, tai tokį galima fiksuoti, jeigu neužplombuotos patalpos pažeidimą. O atvykti, aišku, į tą apylinkę, jeigu iš pat ryto ar į kitą, tai reikėtų bent 5 minutės prieš. Kad dar įregistruotų jūsų atvykimą, tai irgi užtrunka keletą bent minučių. Tai yra prieš pusę valandos iki 7. Pusė 7 reikia būti. Tai idealu. Tai va, tai rašykite apygardas. O dėl apylinkių gal ir patys tarpusavį susitarsit, mes jūs tuose apygardose visus tarpusavį sudrauginsim. Taip, dabar Vida Stankūnienė, prašau. Dar kartą labą vakarą, aš noriu pasakyti jums tokį linksmą dalyką.
iš savo patirties, kadangi mes su savo kolegė, jau ten gerokai aplankėm tų apylinkių ir apygardų, bet pavargsti per visą dieną ir sušali. Ir kartais nepadarykite tokios klaidos, neišgerkite kokios taurės vyno ar šiaip ką nors. Va čia paminėjau ir aš prisiminiau, kadangi mes esam labai žingeidus, jie nori būti priekabus ir prie mūsų. Ir kadangi 2 kartus kvietė policiją, tai policija pasakė, kad mes neadekvačios ir tikrino mūsų girtumo laipsnį. Bet nieko nerado, ačiū Dievui, kad mes buvom blaivios. Mes tada paprašėme, kad patikrintų ir jų girtumą, kadangi jie įtarinėja mus. Bet jie užfiksavo protokolę, kad mes juos įžeidėm. Taip, kad žodžiu, einam kaip į karą. Ir būkite stiprus tokiems išprovokavimams. Iš tikrųjų yra labai nelengva, įtampa didelė ir per dieną, jeigu eini ir pamatai, ką nors ir nori fiksuoti, tikrai priekabiavimo yra daug. Atlaikyti stiprybės. Būkite atsargus. Nesivaišinkite su niekuo, dirbkite rimtai. Nes už kiekvieną visur viskas nuskambės. Ir labai ryškiai. Ačiū labai uždėmesi. Taip. Sandra Petrauskinė, prašau. Sveiki. Girdit? Taip, girdit. Alio. Taip. Taip, aš dabar norėjau paklausti čia į ateitį toj programėliai, ar joje nesimatytų, kiek jau yra stebėtojų apsilankę apylinkėse, apygardose, kuriuose, kas buvo nufotografuota, ta prasme, kad neiti ir nedaryti to paties kiekvienam. Galiu atsakyti. Taip. Toj programėlėje, kurie programuoju, bus matyti, ar kažkas pasirinko tą užduotį ir atlieka, ir gal jau atliko, ir tik iš to bus galima spręsti, ar imti tos apylinkės užduotį ir eiti tą apylinkę, jeigu į jos nieks neėjo. Taip. Tai va, kadangi mūsų ribotai yra čia šitų stebėtojų, tai gal tai tikrai čia realių laikų būtų, ar ne, tas matoma toj programėlėje? Taip, aš įsivaizduoju, bent jau mano įsivaizdavimas, kad stebėtojas rinkimų dieną ar dieną prieš vakare išsirenka maršrutą apylinkės, per kurias jis norėtų apeiti ir toj programėlėje susimeta savo į dėžutę, pasirenka tas apylinkės ir kiti jau nebegalės pasirinkti tų apylinkių ir taip visi decentralizuotai ir padengsim kiek įmanoma daugiau. Taip, čia kalbėjo Simonas ir Simonas dar prie pasirinktos apylinkės parašys, kas tai pasirinko ir kontaktą, kad būtų galima susisiekti ir susitarti. Taip, irgi pagalvojau, kad ne tik vardas pavardė, bet kažkoks ir numeris, bet tik Gediminai, jeigu ką mes numerių, aš tai neturiu. Yra e-mailai pas tave, galima bus e-mailų subendrauti, o telefono numerius pagalvosime, ar verta. Nes vis tiek visas... Telefonai tai labiausiai reikalingi, kad greičiau. Bet matot, yra niuansai, reiškia, mes nenorim daug atskleisti informacijos, nes ne visiems stebėtojams patinka, kad jų telefonas yra žinomas, arba net ir e-mailas žinomas, bet prie programėlės jungsitės e-mailu, tuo, kuriuo registravotės stebėtojų gildijos svetainėje. Tai per tą e-mailą ir susisieksite, galbūt net ir programėlėje susisieksite, gal ten kažkokią pastabą bus galima parašyti ar kažką. Simonas sugalvos. Mes dabar, sakau, kaip studentai paskutinę naktį prieš egzaminą dirbam. Nes tai būtų tada svarbu ir, tarkim, pasiskirstant vakare skaičiavimui, kur kas kiek žmonių liktų kokioj apylinkiai, o dar ir prie apygardos, jeigu ta apylinkė būtų. Ir dar tada su tuo klausimas susijęs, ar pasilikus toj apylinkiai, jau ten durys užrakinamos, ar ne, kol nesuskaičiuoja visko, ir tada, jeigu ten yra apygarda. Tai kaip tu tada žmogus gali palikti tą aplinką, tengi nieko neįleidžia? Tai tik baigus. Apylinkė neišleidžia, o jie apygardą tada nori tada užeini ir išeini.
Bet jos būna, vat, kaip sakot, kartu, vienos apylinkės būna apygardos patalpoje, nu, Tai tarkim, šalia, kažkokia mokykla bet ir ten yra apylinkė. Šalia, bet negali būti tos pačios patalpos, kategoriškai negali būti. Aišku. Balsavimo patalpos Bet yra įėjimas kažkoks. apylinkės patalpos. Ir kai reiškia, baigia balsavimą, jie tada tikrina visas duris, ar visos duris uždarytos. Jie privalo tai padaryti. O ta apygarda, jeigu, na, aš taip suprantu, bet ta apygarda yra, jeigu tuo pačiu adresu, jie reiškia sėdė kažkokio kitoj salėje, kažkas tokio, ar ne? Taip, kitaip negali būti. O dabar aš dar tik tai noriu pridurti, jeigu jau gavau žodį, suprantat, rinkimų tas dalykas ir susipažinimas su rinkimų dokumentais nesibaigia sekmadieniu. Į apygardas galima eiti ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį, reikalauti ir priėmimo perdavimo aktų, reikalauti ir balsų skaičiavimo protokolų. Tik tai tiek, kad kiekvienas neveikimas ar nesutikimas, žodžiu, skundas pateikiamas per vieną dieną nuo elektroninių paštų galima pateikti per vieną dieną nuo skundžiamo veiksmo ar neveikimo. Per vieną parą. Ir mums svarbiau, taip, reikia, kiek turim pajėgų prasidėti naktį apylinkėse, kiek įmanoma, nesidubliuojant, tačiau pagrindinis dalykas per visas šitas dienas, beveik savaitę, susirinkti apygardose priėmimo perdavimo aktus į vieną į kitą pusę ir balsų skaičiavimo protokolus. Taip mes galėsim tada tikrai suvesti visus galus. Mes nesukontroliuosim visur, kur kokios aferos padarytos, bet bent jau apygardose, kur susieina galai, suskaičiuosim, turėsim galimybę turėti balsų skaičiavimo protokolus ir biuletenių perdavimo aktus. O tai tada ta programėlė, tai čia yra kaip tokia reikalinga iki negalėjimo, na, tiesiog matyti, kad tai jau yra atlikta kažkokioje apygardai. Na, va, tie visi skaičiavimo rezultatai ir ten priėmimo perdavimo aktai ir protokolai. Tai jeigu toj programėlėje kiekvienas stebėtojas pamatytų, kad jau tas yra, tai jis tiesiog eitų jau į kitą, kur dar nėra to atlikta. Tai gerai. Tai Sandra, apie programėlę kalbėsim rytoj. Šiandien jinai yra tik tai pasakyta, kad bus. Jo, bet aš tiesiog, galvoje, rezgu planą irgi, kaip sakant, tai, bet jeigu ta programėlė tai talpina jau tokias funkcijas, tai būtų labai gerai. Aš gal norėčiau vieną pridurti, tai iki rytojaus. Pagalvokit, ko jūs norėtumėte toj programėlėj, kad būtų ir rytoj pasakykit ir kas iki rinkimų pradžios įmanoma, aš pabandysiu padaryti, nes aš padariau tik tiek, kiek pats savo ant popieriaus rašiau stebėdamas rinkimus prieš tai. Tai ką jūs pasižymit, fiksuojat kokius dalykus rinkimų metu, pagalvokit, ką norėtumėt matyti ir aš pabandysiu tai realizuoti. Rytoj, pasakyti. Taip, o aš dar pridursiu, kad rytoj gausite programėlės bandomąją versiją ir galėsite pasižaisti, tai tada atsiras klausimų ir kažkokių patirčių ir tada jau galėsite išsakyti jas. Tai, Sandra, dar turite kažką kitą pasakyti, ar jau galim perduoti? Ne, ačiū, čia per ilgai. Tai dabar Laimutė Vilkončienė. Laimutė, ar girdite, mus girdite? Matau. Taip, girdžiu. Girdisi gerai? Taip. Norėjau paklausti. Aš šiandien atkreipiau dėmesio, kai mes išeidinėjom iš Londone, iš ambasados. Ir kai nufotografavo tą dėžę, kur iš ankstinių balsavimų paštu, man jie toks vaizdas susidarė, kad ten ne vokai, bet išimti iš vokų ir sudėlioti belekai. Nes jinai beveik netelpa į tą dėžę, ten jeigu dar porą įmesti, tai jinai būtų per viršų išėjęs. Iš ankstinis balsavimas negali būti išpakuotas.
Ir pilna pilnutėlė. Ar yra tiek, aš abejoju, ar galėjo tiek būti tų balsuotojų, kad net pilna pilnutėlė dėžė. Pas kažką šuoloja. Jo, pas mane, atsiprašau. Tai Laimutė, jūs su Jolanta, su Vygiu išsiaiškinsit, jūsgi Londone. Gal galima įsiterpti? Taip, Aš buvau prašau, ambasadoje. prašau. Tai aš buvau ambasadai, mane nuvedė, paaiškino, ta dėžė yra, jie kai gauna paštu tuos visus vokus, jie išėma iš to pagrindinio voko, užregistruoja sistemoje ir žmogus balsavęs yra, nes jie turi įvesti ir tuos jau vidinius tuos vokus, jie meta į tą dėžę. Sakė, kadangi jau jinai yra beveik pilna, bus antra dėžė, tai dėl to aš esu nufotografavus to blombos tos numerį. Ir pasidalinu. Giedrė, dabar aš Zigmą paklausiu. Zigmai, o taip gali būti, kad jie išpakuoja ne balsavimo dieną, o anksčiau? Pirmą voką jie turi, nes jie turi tą kortelę įvesti į sistemą, kad tas žmogus balsavo paštu. Kažkas ne taip. Zigmas, matau, kelia ranką. Na, šitą aplinkybę tai vis tik reiktų pasitikrinti tame užsienio apraše, bet... Aš prezidento bent jau... Bet klausykit, vis tiek yra bendra rinkimų kodekso logika, kad reiškia paštu gauti vokai ir išankstinio balsavimo ir kitaip, jie yra skaičiuojami tik po to, kaip po balsavimo dienos. Taip, aš galiu prisidėti. Negalima atidarinėti, va Jolanta irgi patvirtins, negalima atidarinėti vokų, kol nebaigtas balsavimas. Bet ir netidarinėjama to vidinio voko su balsu. Jis yra pirmas vokas atidaromas ir tada yra balsuotojo kortelė. Į sistemą įvedama yra, kad tas žmogus jau balsavo paštu ir tas vidinis vokas tiesiog metamas netidarytas yra bet kad į sistemą. Nes jūs Lietuvoje turite galimybę pakeisti. Vis tik toj vietoje aš įsiterpiu. Kategoriškas ne. Taip, aš pritariu. Nes jie tada turi galimybę kaitaliuoti vokus. Taip. Taip ir daro, bet tai... Laikydami atvirose dėžėse ir keisti žmogaus valią. Taip, bet jie visuose... Plius pagal tą užsienio balsavimo aprašą, jie privalo, kaip pasakyti, tuos vokus gautus paštu užsienyje saugoti užantspauduotame voke. Tokia yra formuluotė. Tebūnė tai ne vokas, o kita dėžė, bet turi būti užantspauduoti. Taškas. Taip, dabar Angelė Dovydaitinė, paskui Vygis. Labą dieną visiems. Ar girdite? Girdim. Aš norėjau tuo pačiu klausimu truputį pratęsti. Mes pakeitėm Giedrę ir pasiėmėm savo tuos įgaliojimus stebėtojų. Tai irgi paprašėm to pačio klausimo, parodyti, kur tie yra iš ankstinio balsavimo paštu dėžė. Tai mums mandagiai, jau kaip uždarė tą balsavimą, nusivedė ten į savo, ten jos kabinetas, pirmininkės ar kieno, ir ta dėžė nepermatoma, aš gal truputį pasikartosiu, nepermatoma, prikišta, jinai neužklijuota, ten prisegtas tas numerikos, bet ten, kur mesti tuos biuletenius, jie neužklijuoti nieko, va taip. Ir dar tuo pačiu apie tą balsavimo dėžę, kur šiandien balsavo. Ta dėžė Bolt Box. Tokia, kaip pasakyti, kur gatavą maistą vežioja tie, nemoku lietuviškai paaiškinti, vežioja. Ir į tą dėžę tai prie mūsų atėjo apie 7-6 rinkėjai, labai pakraupę, labai kėlė pretenzijas, kodėl taip nusigyvenom, kaip čia liaudiškai pasakė, kad tokia dėžė. Ten mes paklausėm, ten buvo irgi komisijos nariai, paskui laukė ten, ar tą dėžę išnešti, paaiškino, kad atseit gali ta dėžė būti bet kokia,
bet kur, kad tos dėžės didelės nenešti gali sudužti. Nu, vienu žodžiu, va tokios nesąmonės, bet buvom ir mes patys, mes nebalsavom šiandien, bet buvom pakraupę dėl tos dėžės. Laimutė pradėjo Lytai rašyti į VRK siųsti, ten irgi kažką dėl to. Tai Angelė, Giedrė, Jolanta, Vygi, visi atidžiai šiandien dar kartą perskaitom aprašą, kaip yra saugomi ir balsai. Ir jeigu rytoj randate, kad jie yra išpakuoti, tai juos reikia naikinti. Taip, tai tas labai kelia labai didelius klausimus. Dabar pati savo sėdžiu ir galvoju, nu kaip dabar bus vėl atneš visą tą vieną dėžę, didžiausią dėžę skaičiavimo metu ir išpils. Bet jie jau praeitą kartą buvo, jie visi atplėšti. Tai jie bus už Armonaitę visi bus, nu mesgi žinom. Jie neatplėšti, tik tas išorinis vokas, kad paimti tą balsuotojo kortelę. Dar negali to daryti, Giedrė. Negali. Skaitykite, aš jums pažodžiu galiu. Londono būtent ambasadose yra parašyta, kad galima. Nu tada skaitysim. Tai vat reikia perskaityti, nes... Būtent bent jau aš remiuosi prezidento rinkimais ir buvo parašyta, kad tą didelį pirmą voką galima plėšti. O kur buvo parašyta? 162 koks tas tų užsienio ambasadų. Aš galėsiu jums atsiųsti. Giedrė, prašau įmesti stebėtojų komandos grupę. Gerai, atidžiai perskaitykit, nes čia labai svarbus ir šitą vietą, jeigu lieka jie atviri, tai... Čia labai įdomus tas vat, pagrindinis, man tai tas pagrindinis vat, klausimas lieka. Ta dėžė neužklijuota dabar, nepermatoma, balsavimo dėžė nepermatoma, takeaway boxas koks, nu kažkokias tai siaubo serijos. Ar galiu paklausti? Taip. Zigmas, žiūrėkit dabar užsieniečiai mūsų. Klausimas toks yra. Lietuvoje vokai patenka priėmimo perdavimo aktais. Vat tiek vokų iš ankstinio balsavimo atsiduria apylinkiai, tiek namuose, tiek ten specialiuose vietose. Tačiau, dabar ir tada jie skaičiuojami po pagrindinių balsų suskaičiavimo. Tačiau, kur yra bėda užsienyje? Kad maždaug savaitę laiko tie vokai keliauja, taip? Ir tokioj situacijoje gaunasi, šitas bespridėlas. Kiek aš atsimenu šitą užsienio balsavimo aprašą, jame yra pasakyta, kad saugomi užantspauduotose vokuose. Teoriškai tai turėtų, kaip pasakyti, jie surašyti kažkokį kiekvienos dienos aktą, kad gavo tiek vokų ir juos deda į kažkokį didelį voką. Aš kitos išeities nematau, bet jie to nedetalizuoja ir tuo piknaudžiauja. Laikydami atvirose dėžėse. O kaip kitaip sukontroliuosi? Jie turi surašyti aktus, kad tą dieną gavom tiek. Aš kito varianto nematau, kaip tą įgyvendinti. Ir dėl to reikia ramiai perskaityti, reikia stebėtojam užsienyje teikti, kadangi užsienio aprašas reikalauja dėti vokus, tai prašom kiekvieną dieną suskaičiuot gautus, pasirašot komisijos nariai ar pirmininkė bent jau aktą, kad tą dieną gavom tiek ir dedam į voką, į dėžę. Koks skirtumas, boltas, šudoltas ar dar kas nors? Jokio skirtumo, svarbu užplombuota ir plombos numeris identifikuotas. Viskas. Ir tada kiekvienos dienos rezultatus, kaip po paskutinios dienos, kada skaičiuoja paštų gautus, atidarinėja 7 dienų ar kiek ten dienų tos vokus ar dėžės. Kaip jūs norit, tai spręskit. Bet jau ką užplombavot, prie to lyst nebegalit kitą dieną. Tai taip turėtų. Bolto dėžių prisirenka 7 bent ambasada. Tiek ištenės nusipirkti. Aš nematau kito varianto, tik reikia tą suderinti logiką su
ir pateikti tokį prašymą. Jolanta, gal biskį papasako, kaip aš tai nebuvau nuo pradžių dėl tų mūsų stebėtojų įgaliojimų, kaip čia buvo. Angelė, netrukdykim visų. Aš pačioj pradžioje jau papasakau, kaip tik prasidėjo. O gal aš praleidau, nes gal važinėjau iš ambasados. Aš manau, kad tokių panašių situacijų buvo ir Lietuvoje. Tiesiog dabar sprendžiam pačius pagrindinius klausimus. Supratau. Ačiū. Taip, tai artėjam prie 1,5 valandos, o kadangi aš pažadėjau, kad ir kiekvieną dieną nuo šiandien kas vakarą darysim, tai Vigis, paskui Jurgis Šarūnas, Alfredas Kerikas ir Žarkaitinė, bet prašau trumpai ir užbaigiam tada šios dienos. Vigi, įsijung mikrofoną, jeigu nori kažką pasakyti. Taip, tos dėžės yra iš praėjusių rinkimų Anglijoje, kai buvo renkami konsuls balsavimai, kai buvo. Čia 1:1 tos dėžės, aš pat balsavau ir žinau. Tai va, dabar toj dėžiai, ar buvo tenai kas nors viduj, kai prieš balsuoti, sakėt, kažkas tai tenai buvo, Angelė užsimin. Prikišta. Ten pilna dėžė. Pilna dėžė jau netilps, bet neužklijuota nieko, nežinia kaip tai išims, įdės, neaišku. Tai šitų dėžių klausimų išspręsim. Išspręsim uždaroj grupėje. Jurgis Šarūnas, norėjote kalbėti, prašau. Taip, ar mane girdite? Taip, girdim. Labas vakaras dar kartą. Aš šiandien buvau spec punkte, taip vadinamam išankstiniam balsavimui. Tai yra Jasiuliškių socialinė globos namai. Ir dabar mąstau, ar teisingai pasielgiau, kadangi ten yra konkretus rinkėjų skaičius, pirmininkė likusius nepanaudotus šitos biuletenius grąžino į apygardą, kadangi tai jau dabar Anykščių apygarda, tai yra Deltuvos šiaurinė, o aš priklausau Deltuvos pietiniai. Bet esmė tame, ar teisingai aš pasielgiau nereikalaudamas sunaikinti tų likusių, kadangi tai konkretus skaičius žmonių, o jie grąžino tą viską likutį, akte yra pažymėta, kiek grąžinta ir aš jums šiandien fotokopiją esu įsiuntęs. Argi teisingai pasielgiau, kad neišreikalavau, kad sunaikintų tos likusius biuletenius? Nežinau, ar reikia naikinti, ten smulkiai rinkimų kodekse neatsimenu, bet už šitą apskaitą atsako iš ankstinio balsavimo, tai atsako apylinkės pirmininkas arba apygardos pirmininkas. Nu, arba tai kaip jie galus suves, pamatysim. Negaliu šitą vietą pakomentuoti. Jūs fotokopiją gavote akto perdavimo, ten yra parašyta, papildomai pirmininkė dar rašė, ką grąžino. Gavo 200, grąžino 166, taip 307 balsavo. Tai tiek, aš tik tai norėjau žinoti teisingai pasielgti. Ačiū. Gerai, dėkui. Taip, Alfredas Kerikas, paskui Žarkaitinė ir baigiam. Norėjau paklausti dabar apylinkė, jeigu nuspręsim skundą, ar šitai yra pažeidimai, tai reikia rašyti apygardos pirmininką. Jeigu apylinkėje radot pažeidimus, tai skundą rašot apygardai, bet to kopiją siunčiat apylinkiai ir dar kopiją į stebėtojų gildiją. Kitas variantas, jeigu naudositės programėlę, tai per programėlę šitą darysite. Bet jeigu rankiniu būdu, tai visada žemesnė instancija skundžiat vieną instanciją aukščiau ir taip instancijai, kurią skundžiate, irgi įteikite tą skundą. Norėjau paklausti, kaip ten fiksuoti datą, laiką reikia. Fiksuoti laiką ar nebūtų? Laiką būtų gerai užsirašyti, nes apskundimui rinkimų kodekse parašyta 24 valandos, tai valandas reikia skaičiuoti valandomis. Patarsiu visada į skundą įrašyti, kokiu laiku rašomas jūsų skundas. Fiksuoti tiksliai. Tai yra svarbu. Aš norėjau, Gediminai, čia bendras gal klausimas, atsiprašau, buvau nuo spec punkto paaiškinimo atsitraukęs Jurgio Šarūno.
Man klausimas yra toks, vis tik reikia pasitikrinti, ar stebėsena iš ankstiniam balsavime, stebint, ar iš ankstinį balsavimą vykdo apygardos komisija ar apylinkės komisija. Du variantai, Zigmai. Du variantai. Du variantai. Jeigu tas balsuotojas yra tos apylinkės teritorijoje, tai pas jį ateina apylinkės komisija. O jeigu jis yra iš svetimos apylinkės ar apygardos, tai tada ateina apygardos. Ir ten yra mišru labai ir sudėtinga. Ne, bet mano klausimas daugiau va tie, kurie patys į savivaldybės dabar eina. Tie, kurie eina Man patys... neaišku. Kur patys į savivaldybės eina, tai jie eina į savivaldybę, savivaldybė surenka jų balsus ir paskui rušiuoja. Ar siūsti... Bet palauk, vis tiek kažkas ten vykdo. Ar apygardos žmonės, ar apylinkės? Turėtų Manau, vykdyti. ne apylinkės. Manau. Ne, apygarda turėtų vykdyti. Apygarda. Taip. Bet dabar irgi neaišku, kokia, vat Renata atėjo ir ten moteriškė kažkokia komanduoja, panašu, kad jinai nėra ne vienos apygardos komisijos pirmininkė. Nes tenai sakė 6 apygardos, o jinai virš jų... 7. Bet tai gerai, tai reikia identifikuoti, kad prisistatytų, kas toks ten tas, pas kurį tu registruojasi. Kas toks ir kokios pareigos. Na taip. Tai Renata, užbaikite mūsų susitikimą. Dar paskutinis klausimas, gal kam irgi čia bus įdomu, pavyzdžiui, dėl patalpų tikrinimo, kaip man irgi pirmam turė buvo tikrinimai, tie, kaip sakyti, juodi išėjimai atrakinti, durys atidarytos, eikite, nešinėkit, darykit, ką norit. Pavyzdžiui, kitose apygardose, apylinkėse žinau, kad man to tikrai nerodys, neleis rodyti, nes neleido ir vienu žodžiu, tai ką tokiu atveju daryti? Pavyzdžiui, paprašyti, ar išėjinis, kaip sakyti, juodas išėjimas užblembuotas, ar užrakintas, ar kažką netidarytas, kad į kiemo pusę ten gali išeiti, ar į lauką išeiti, pavyzdžiui, kaip 5 apylinkiai, vakare per juodą išėjimą nuėjo, pasimė, dar nusinešė kažką, kaip ir biuletenius, lygai nedidelė tašte pasidėjo, nusinešė, parsinešė atgal kitą, vėl grįžo, taip pat pasivaikščiojo, ką reikėjo pasidarė, man prieš tai policija iškvietė, sakau, įsivedė mane, o paskui per tą laiką suvaikščiojo. Tai Renata, kartojam daug kartų, aš ir Zigmas, biurokratą mušti reikia popierium. Ne žodžiais, ne kumščiais. Taip, raštu. Nes man dabar, pavyzdžiui, kad tai kaip vakar buvo, aiškina, kad stabingių skambik, dėžės gali būti neblembuojamos, viskas nusispjauti. Tai čia irgi gali pasakyti, kad... Neskambinkite niekam, nes pakalbėjot, išėjo oras ir niekas neliko jokio raštelio. Reikia rašyti raštelį. Ne, tai aš neskambinau, nieko nedaryčiau ir neskambinčiau. Aš tiesiog parašiau skundę, ką man pasakė, dėl ko neblembuoja dėžės ir viskas. Tai gerai, tai Zigmai dar turi užbaigti ir baigiam šios dienos ir rytoj vėl susitiksim. Tuoj aš atsiprašau, čia kelis darbus kartu darau. Tai gal tada, Zigmai... Tai aš nežinau, ką baigti, tik pakartoju, kad rinkimai nesibaigia sekmadienį. Taip. Ir apygardas galim lankyti dar po to bent 2-3 dienas. Ir ten reikalauti trūkstamų dokumentų ir tada koordinuojamės ir derinamės. O šiaip apylinkiai, kurioj nors ir pradžioj pabūti, ir ypač pabaigoj, ir naktį, tai labai sveika visiems. Ir jūs ten privalėsit gauti balsų skaičiavimo protokolą, nes jūs ten ir jiem reikės jūsų parašo, jeigu jūs užsiregistravot, suprantat? Ir nepasirašykit anksčiau, negu bus užplombuoti maišai ir į protokolą surašyto plombų numeriai. Taip, ir dar galit paprašyti, kad dar vienas balsų skaičiavimo protokolas būtų surašytas jum. Įstatymas nedraudžia, man visose apylinkėse, kuriuose vykdavau 3 kartus, man surašydavo originalų dar vieną balsų skaičiavimo protokolą. Santykius stengiausi palaikyti gerus, patardami vieni kitiem, nes ir jiem yra daugybė klausimų, neaiškumų. Taip, kad reikia stengtis geruoju išspręsti kuo daugiau klausimų.
Ir atsiminkite. Nes konflikto kūrimas nepadeda, nesvarbu, kas jį kūrė, ar vieną pusę, ar kitą pusę. Taip, jau dabar trečią kartą bandau užbaigdamas. Ten labai aiškiai parašyta, kad stebėtojai pasirašo patys paskutiniai. Iš pradžių visa komisija, visos plombos, visi numeriai ir tik tada stebėtojai pasirašo. Tai šiandien dėkui, mes toliau dirbam, gausite elektroninius paštus visi, dar kartą su priminimais, ką reikia pasižiūrėti ir iki rytojaus tada. Viso geriausio.